svečiuose pas mus Remigijus Žemaitaitis, partijos Nemuno aušra pirmininkas, na ir buvęs Seimo narys, pasišalinęs iš ten dėl Konstitucinio teismo nutarimo. Labas vakaras. Pone Žemaitaiti, pirmiausia, norėjau klausti, ponas Gitanas Nausėda vakar viešėdamas LRT forume užsiminė, kad jūsų pasisakymai žydų tautybės atžvilgių sudaro problemų Lietuvai tarptautinėje erdvėje ir būtent tie pasisakymai kelia problemų priimti jūs į koaliciją, net jeigu iš principo jums ir neblogai pasiseks Seimo rinkimuose. Tai tiesiog jūs dar nelaimėjot rinkimų, nieko ten neparodėt, bet jau jums kyla problemų dėl valdančiosios koalicijos formavimo. Tai ačiū labai Gitanui Nausėdai. Tikrai labai džiaugiuosi, ką vakar prezidentas įsakė, kadangi prezidento instituciją aš gerbiu, skirtingai negu kad Ingrida Šimonytė ir visi konservatoriai, kurie niekina ir žemina tą instituciją. Tai jeigu Gitanui Nausėdui kyla klausimų dėl mano pozicijos, jis galėtų mane pasikviesti ir pasišnekėti. Tai yra vienas niuansas. Antras niuansas, nežinau, gal Gitanui Nausėdui VRK ar jau yra kažkas tai atsiuntę, ar kokia tai valstybė Amerikos, ar ten Vokietijoje, gal jis jau turi spalio 13 dienos rinkimų rezultatus, nes, kaip žinot, ten sakė, Lietuvoje pas mus niekas nerenka, o amerikonai išrenka mūsų valdžią, tai gal jau yra kokie preliminarūs jau suskaičiuoti biuleteniai spalio 13 ir jis žino, kokia yra valdančioji dauguma. Bet galima nujausti, kad jūs pretenduotumėte tikriausiai, jeigu pasirodytumėt neblogai. Dar kartą aš esu pasakęs, kad su konservatoriais teroristinė organizacija, kuris Seimo 2007 metais buvo pripažinta, mes nedalyvausim. Su Viktor Šmil Jovanovič, KGBisto leitenanto dukra, liberalų sąjūdį, mes koalicijoje nedalyvausim, kol jinai neatsiprašys su savo tėvo ir senelio veiksmus. Ir su Laisvės partija, kur iš tikrųjų chaosą kelia valstybėje paskutinius 4 metus. Centro kairiai gali tikėtis mūsų paramos, jeigu Dievas duos taip, kad partija perės 5% ir mes turėsim ten 6 ar 8, ten geriausiu atveju 10 Seimo narių, tai centro kairės idėjas mes tikrai palaikysime. Bet gali būti, kad jūs jau turite kliūti prezidento būtent institucijoje. Ta prasme, nes būtent prezidentas pasakė, kad jam kelia klausimų šitie pasisakymai. Tai labai gerai, kad prezidentui kelia. Prezidentas, kaip žinote, slaptų balsavimų turi vieną balsą, jo žmona turi antrą balsą. Lietuvoje yra 2,245,000 turinčių balsavimo teisę. Tai gal vis dėlto leiskite, kad tauta nuspręstų, kas galės dirbti Seime, kokie asmenys galės dirbti Seime. Ir kai prezidentas jau matyti sulauks spalio 14-15 dienos rezultatų, tada jeigu jie manys, kad kažkoks tai iš kaimo bernas atvažiavęs Žemaitaitis, kuris čia neva tai dabar šokdina visą Lietuvą ir 3 prezidentai su dideliu liūdėsiu reaguoja, ypatingai pradedant Vytautu Landsbergiu, kur niekada nebuvo prezidentu, bet jisai sako, aš esu grėsmė. Dalia Grybauskaitė penktadienį braukdama ašarą Red Army go home, nors Red Raudonos esame jau senai kaip nebėra tokios, bet matyti laikė pasimetė žmonės. Dar matyti 90 metų rugpjūčio mėnesį dar jinai iš Maskvos savo nurodymais gyvena. Tai nepasimeskim temai. Tai ką aš noriu sakyti. Tai sulaukim spalio 13 dieną, žmonės prabalsuos, suteiks mandatus ir tada bus galima šnekėti. Aš dėl koalicijos. Bet prezidentas, dar papildysiu klausimą, prezidentas sako, kad tai sukėlė problemų su Vokietija, kurios pagalbos mes tikimės gynybinių požiūrių, nes tikimės, kad čia bus dislokuota būtent brigada vokiečių. Taip, tai žiūrėkit, Lietuvoje buvo 2 konstitucinio teismo sprendimai, nutarimai. Vienu teismo sprendimu buvo Rolandas Paksas pripažintas pažeidus šiurkščiai konstituciją, galimai bendradarbiavo su kitos valstybės tarnybomis, ir Mindaugas Bastys, kuris irgi buvo pripažintas. Tai aš tikiuosi, kad Gitanas Nausėda vakar po laidos iš karto kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą, nurodydamas, su kokiais asmenimis Vokietijos atstovais buvo susitikę, kokie paprasti ambasadoriai, žinokit, ateina į prezidentūrą. Tai tokiu atveju, tai ateina į ambasadorių, reiškia ambasadoris pagal konstituciją, siūlyčiau pasakyti konstitucijų, kur aiškiai parašyta, jokios kitos valstybės atstovai, o ambasadoris vykdo kitos valstybės nurodymą, reiškia, jisai grasino mūsų prezidentui, šalies valstybės vadovui, su grasinimu, kad jeigu tu patvirtinsi Žemaitaitį, dabar Pone Žemaitaitį, mes esame prašytoje pozicijoje, kai kalbam apie Vokietiją. Žiūrėkite, aš žiūriu šiek tiek 8 mėnesius į priekį. Šį sekmadienį įvyko Vokietijoje tragiški rinkimai ir juose laimėjo AfD. Tai čia aš jums galiu pasakyti, tai jau yra tendencija. AfD faktas, kad jie bus antri. Ir man kažkodėl tai kuždas 8% Šolcui bus, sunkus batai. Ne? Žiemą teks klumpuoti nežinau kuriuose vietose. Tai kadangi kitais metais vyksta Vokietijos rinkimai, tai neduok dieve AfD suformuos valdančią daugumą, tai patikėkit manim, pirmiausia didžiausia problema bus tai Ukrainai. O tada jau tik didelė atsakomybė pris Lietuvai. Tai kiek Lietuva yra pasiruošusi šiandieną padėti Ukrainai kare ir kokią mes finansinę karinę paramą galima skirti. Va čia tai bus didžiausia problema. Problema
problema ne brigados dislokavimas Lietuvoje. Aš jau žvalgiu į kitą pusę ir aš matau, kas yra. Šolcas gavo 8, konservatoriai gavo 23%. Tai reiškia, Vokietijai nesudaro tradicinės partijos niekaip daugumos. Tai gal geriau pradėkim šiek tiek biški įkvėpkim oro ir pagalvokim, kas bus. Jūs tikitės būti ne didžiausia problema, ar ne? Nu, aš manau, kad aš tikrai nebūsiu didžiausia problema ir problema, jeigu tai yra kalba, kur Žemaitaitis pasakė apie žydus, bet ne apie žydų tautą, pasakiau aš apie Netanyahu ir konkrečiai aš toliau kalbu apie šitą žmogų ir šiandieną kairieji... Taip, bet aš suprantu, jūs neatsiprašysite, ar ne, tam, kad Aš turėčiau Netanyahu atsiprašyti, aš Netanyahu, kuris šiandieną nužudė 40 639 žmonės, iš jų 19 600 vaikų. Bet klausimas, ar jūs atsiprašysite už savo žodžius? O ko aš kieno turiu atsiprašyti? Bendrai viešoje erdvėje. Ko? Žydų tautos. Žydų tautos, o ką žydų tauta tokia padarė? Paklausykite. Ne, aš nenorėčiau klausyti. Palaukit. Aš paleisiu. Ar tai yra gerai kalbėti? Palaukit. Dėl to, kad aš turiu klausimą ir mes nespėsime. Labai atvirai. Pone Žemaitaiti, prašau išjungti. Dėl to, kad, pažiūrėkite, aš turiu daugybę klausimų. Tai va, dabar žiūrėkite. Fujana Kuklianski pasako, kad Lietuvo žydai nekenčia daugiau negu kad lietuviai žydų. Tai ar Fujana Kuklianski... Bet tai yra jos atsakomybė, taip? Tai yra mano atsakomybė. Jūs klausite, ne, jos atsakomybė už tai, ką ji pasakė. Tai aš klausiu, ką Egle, jūs pasakėte. Tai aš ir dar kada sakau, aš laukiu, kada Fujana Kuklianski atsiprašys visų Lietuvo žydų vardų, nes mes nesam žydšaudžiai. Mano seneliai išgelbėjo mamą su 2 žydukėmis Varniuose, mano seneliai, jie buvo teikti apdovanojimai ir sakyti, kad lietuviai buvo žydšaudžių tauta, tai yra visiškai melas ir tai yra niekinimas mūsų tautos. Lenkijoje net yra atsakomybė. Bet Lietuva prisidėjo prie holokausto vykdymo, tai yra kai kurie lietuviai. Tai apie ką kalba, kaip ir kai kurie žydai, KGBistai, NKVDistai, kur aš išvardinau sąrašą, prisidėjo prie lietuvių žudimų. Tai viskas tas yra. Tai jeigu jūs manote, aš atsakysiu į visus klausimus. Po spalio 13 dienos mes susėsime labai gerai su istorikais, kurie yra surinkę medžiagą, faktus ir mes pamėginsim dar kartą visiems išaiškinti. Ir baikite manipuliuoti ir baikite kelti tą antisemitinę temą, nes tai yra mano galva, tai yra tyčia yra daroma, tyčia Lietuva paaiškino. O ne, jūs pats tyčia taip darėte? Aš šito dalyko nedariau. Tarp kito ko, gerbama Eglė, ne aš tą klausimą čia įsikėliau, o įsikėlė žurnalistai, įsikėlė konservatoriai, kurie norėjo nuskreipti dėmesį. Žemaitaitis gyveno savo ramų labai gerą gyvenimą, kol nepradėjo Landsbergio reikalai. Kaip tik Landsbergio pradėjo reikalai ir tada jau ir pradėjom Skvernelį kalti, pradėjom Blinkevičiūtę kalti ir galų gale Žemaitaitį kalti. Gerai, kitas klausimas. Taip pat prezidentas suabejojo, kokios yra jūsų nuostatos kaimyno iš rytų atžvilgius. Jis sako, kad nėra aišku, po rinkimų ten diskutuosime, žiūrėsime ir panašiai. Ir aš kažkaip atsiverčiau praeitį ir pasižiūrėjau, ką jūs esate kalbėjęs, pavyzdžiui, 2014 metais, kai Rusija okupavo ir aneksavo Krymą. Taip. Ir tuomet jūs sakėte, kad iš principo būtent Krymo gyventojai, Krymo parlamentas, kuris yra teisėtai išrinktas ir patvirtino Krymo aneksiją. Ir netgi sulyginot Krymo parlamentą, tą tokį mūsų laikomą netikru, kaip inicijuotų Rusijos valdžios, su 90-92 metų mūsų parlamentu. Tai yra 2014 metai kovo mėnuo. Žemaitaitis. 2023 metai, gegužės 8 diena, 14 valandų 10 minučių. Pasirodo, be Putino dar vieni gyvuliai atsirado Palestinoje, Izraelis. Vienas su tankais mokyklas griauna, kitas su traktoriais. Tikrai taika pasaulyje bus. ES teigia esanti pasibaisėjus incidentų, kai Izraelis pajėgos aukštant atvyko į mokyklą ir sugriovė. Vienas griauna mokyklas, kitas tas. Įdomu, kaip reaguos, jeigu šiandieną rusai Šilutės pirmąją gimnaziją susprogdins. Bet čia nėra atsakymai mano klausimą. Tai mano atsakymus atsakysiu. Dar kartą. Putino valdžios sprendimus aš smerkiau ir smerkiau visą laiką. Bet iš tos citatos, kur aš išsirašiau, aš visą laiką smerkiau, tai yra puikiai tu žinai kaip žurnalistė. Jūs padarote įrašą, dalį paėmate iš mūsų pasakymų ir dalį įdedat. Dalį įdedate. Tai yra iškirptas faktas, kur aš visą gyvenimą pasakiau, kad Putino režimas yra didžiausias pavojus kylantis realiai rytų Europoje. Šiandien jis yra realus. O tai Krymo aneksija? O Krymo dabar aneksija. Va dabar žiūrėkite, aš vadovaujuosi žmogaus teisų teismo sprendimu. Ar žinote, koks yra žmogaus teisų teismo sprendimas prieš 2 mėnesius priimtas? Pasakykit. Tai va, žmogaus teisų teismo sprendimas, ką pasakė dėl Izraelio ir Palestinos, kad Gazos ruožė, Palestinas užokupavo neteisės teritorijas ir tučto jau jas įgyvendė. Gal galit man pasakyti, koksai Lietuvos politikas, užsienio politikos specialistas, ministras ar prezidentas, kuris išreiškė palaikymą Palestinui dėl Izraelio okupuotų teritorijų? Bet mano klausimas buvo apie Krymą. Tai va, dar kartą aš jums sakau apie Krymą. Krymas šiandien yra de facto okupuotas Ukrainos, de facto. De jure jis yra dar kieno? Atsiprašau, de facto okupuotas Rusijos, de jure yra Ukrainos.
Mes turime kitą situaciją. Vakarai, 3 metai iš eilės nieko nededa jokių pastangų, kad būtų. Lietuvoje veikia SEB bankas. SEB banką aptarnauja Seimo narius, ministrus aptarnauja, LRT turi sąskaitą, kiek esu pasižiūrėjęs, jeigu aš neklystu. Šiandieną SEB bankas kuo puikiausiai dirba Rusijoje, aptarnauja Putiną, aptarnauja oligarchus, suteikia paskolas, moka palūkanas. Tai jūs man dabar pasakykit, kas čia taip pas mus tokio atsitinka, kad mes vieniems sankcijas taikom, kitiems netaikom. Ar manote pasikeičia? Sekundėlę. Taip manot, kad dvigubi standartai? Dvigubi standartai absoliučiai, nes Europa ir pasaulis nieko nedaro šiandieną, kad padėtų Ukrainai susigrąžinti teritorijas. Yra absoliučiai vilkinamas. Sankcijos yra neefektyvios. Baltarusijai pritaikėm trąšų sankcijas, bet kartu Amerika birželio 3 dieną 22 metų priėmė nutarimą, išdo departamentas leisti netaikyti sankcijų. Kam? Chemikalams, trąšom, žemės ūkio technikai ir žemės ūkio produkcijai. Tai palaukit, jūs man dabar pasakykite, ar Lietuva taiko, jie netaiko? Tai trumpinam atsakymą ir dar noriu perėti į pabaigą jau šiek tiek. Kiek aš kalbėjausi su politinių partijų atstovais, kai kalbama apie, tarkime, bendradarbiavimą po rinkimus. Vis tiek politinių partijų vadovai jau tarpusavį kalbasi, žiūrisi, kas čia kaip galėtų būti ir taip toliau. Ir tiesą sakant, ne vienas politikas, kalbant, taip sakant, off the record, nesidžiaugia galimybę, kad, ekstra atveju galėtų su jumis dirbti. Jie visi dūsauja į ragelį, kalba, kad galėtų būti labai sudėtinga. Tai ar jūs turėsit su kuo dirbti, net jeigu gerai pasirodys rinkimas? Dar kartą, gerbiamas Eglė, aš niekaip nesuprantu, aš suprantu, kad LRT turi nupiešti Žemaitaitį kaip kažkokį tai baubą. Aš tą matau iš tekstų, kai kurių rusų rašomų, bet čia ne jūs kalta, aišku, čia yra vadovybė, tokia formuojam nuomonė. Tai jūs man dar kartą parodykit, ar jau įvyko spalio 13 rinkimai, ar Žemaitaitis kažkokią formuoja koaliciją, ar Žemaitaitis kažkur yra. Bet jūs norite laimėti Seimo rinkimus, ar ne? Žmonės nori laimėti, jeigu žmonės suteiks galimybę Nemuno aušrai ir man kartu su visa komanda ateiti, tai taip ir bus. Bet jūs neturėsite su kuo dirbti. Palaukit, gerbėmieji, ką reiškia neturėsime su kuo dirbti? Jūs atsakot, neturėsim su kuo dirbti. Tai jeigu socdemai, aš kaip suprantu, mes esame už Vyčio banko įkūrimą, ką pasisakė Gitanas Nausėda. Aš turiu Gitano Nausėdo protokolą, stenogramą, kuris pasako, pritarėm šitam dalykui. Bet klausimas ne apie tai. Čia yra taip, tai aš klausiu socdemų. Visi jūsų nemėgsta, iš principo, politinėje erdvėje. Žiūrėkit. Dabar jūs sakot, nemėgsta, sakote, nemėgsta ir panašiai. Ne jie sprendžia ir ne politikos lyderiai sprendžia, su kuo reikia dirbti. Tauta nusprendžia. Ir tai yra jums geras pavyzdys, kai senos politinės partijos šiandien yra mirštančios, neturi jokių ideologijų, neturi savo idėjų ir tikisi ant senų traukinių važiuoti. Dėkojame, kad atvykote šiandien pas mus, o toliau žiūrime panoramą. Ačiū.